Sveiki visi! Šiandien pakalbėkime apie tai, kaip startuolių įkūrėjai gali išlaikyti tvirtą bendradarbiavimą su investuotojais ir kodėl tai yra gyvybiškai svarbu. Kaip sakoma, ne šventieji puodus lipdo. Visi mes, įkūrėjai ar investuotojai, esame žmonės, turintys vieną galvą ir porą rankų. Bet svarbiausia, kas toje galvoje dedasi. Jūsų idėjos, užsispyrimas ir gebėjimas mokytis, tai yra tai, kas atskiria gerą startuolį nuo tiesiog dar vieno startuolio. Tad ką aš to noriu pasakyti startuolių kūrėjams? Pirmiausia, nuolat aukite. Jei jau pritraukėte rizikos kapitalą, reiškia, kad profesionalai patikėjo jūsų viziją, o tai didžiulė atsakomybė. Jūsų sėkmė tiesiogiai priklauso nuo jūsų sugebėjimo prisitaikyti prie naujų situacijų ir technologijų. Atminkite, kad į jūsų idėją investuota ne tik dėl jos inovatyvumo, bet ir dėl jūsų kaip lyderių potencialo. Bet štai, kartais atrodo, kad rizikos kapitalo investuotojai yra tarsi tie mokytojai, kurie nori žinoti, ar tikrai parašėte visus namų darbus. Ir žinote ką? Jie tokie turi būti. Jų darbas yra valdyti didelę riziką su palyginti nedideliais resursais. Jie negali leisti savo žūti. Jei kartais jaučiate spaudžiami, prisiminkite, kad tai daroma ne be priežasties. Vienos mūsų įmonės investicijos steigėjai stipriai spaudė investuotojus, kad šie nedelsdami investuotų papildomo kapitalo, nes jie buvo užsiprogramavę, kad pinigų nuolat nėra, o pardavimai dar buvo santykinai nedideli. Tačiau sudaryti kontraktai ir investuotojų suskaičiuoti pinigų srautai rodė, kad jau pradeda grįžti pinigai ir papildomai investuoti nebereikia. Po kelių dienų steigėjai patys tuo įsitikino, kai sąskaitoje pagaliau pamatė ne nulį, o padorią pinigų sumą. Arba kitas atvejis. Vieno startuolio pagrindinis klientas staiga nustojo teikti užsakymus. Paklausus kodėl, jo vadovai startuolį vis ramino pažadais, kad tuoj vėl grįšime. Investuotojai nedelsdami pradėjo reikalauti, kad to startuolio vadovai pamirštų iliuzijas ir arba nedelsdami nukirptų dalį kaštų, arba padidintų pardavimus. Ir investuotojai buvo teisūs. To kliento situacija sprendėsi gana ilgai. Žinoma, tai nereiškia, kad turite visada jaustis kaip egzaminuojami. Svarbiausia tai, kad komunikuojate. Kai dalinate savo pasiekimais ir sunkumais su investuotojais, tuomet kuriate jų pasitikėjimą. Atminkite, kad jie yra jūsų komandos dalis, o ne tik žiūri komisiją. Todėl drąsiai klauskite patarimų. Investuotojai mėgsta, kai jų klausia, juk jie investavo savo pinigus. Todėl patars iš širdies. Tačiau kaip ir dirbant su geru treneriu, atminkite, sprendimą reikės priimti jums ir žinoma, prisijimti atsakomybę už jo rezultatus. Ir dar. Neskubėkite nuleisti rankų, kai susidurite su iššūkiais. Štai čia aš galiu pasidalinti savo asmeninę istoriją. Be investavimo esu 2-kart Europos moterų karšto oro balionų čempionato vicečempionė. Oro balionų varžybose dažnai atsiduri blogiausiose situacijose. Ir ką tada darai? Susikaupi, susidėlioji skrydžio planą ir stengiasi jį įgyvendinti kaip įmanoma tiksliau. Žingsnis po žingsnio, etapas po etapo, kyli į turnyrinės lentelės viršų. Tas pats galioja ir versle. Jei kažkas nepavyko šiandien, tai dar nereiškia, kad nepavyks rytoj. Svarbu priimti teisingą sprendimą, sudaryti veiksmų planą ir likti atkakliems, žengti į priekį. Jei matote, kad investuotojai turi pastabų, tai dar nereiškia, kad jie yra jūsų priešai. Jie nori matyti jūsų sėkmę, nes jūsų sėkmė yra ir jų sėkmė.
būkite atviri diskusijoms, mokykitės ir tobulėkite. Jei jau esate įkūrę savo startuolį ir planuojate pritraukti investicijų, kviečiu apsilankyti mūsų svetainėje anelicapital.com. Pristatykite savo idėją, mes ją įvertinsime, ar ji gali būti tinkama rizikos kapitalo investicijoms. Iki kito karto, būkite drąsūs, atkaklūs ir nepamirškite. Kiekviena nesėkmė tai dar viena galimybė išmokti ir judėti pirmyn.